Kolegos, meistrai, visi puikiai žinom, kad laikas pravažinėtas darbo metu visokiam nesąmonėm, logistika ir panašiai, tai yra krūva prarastų pinigų. Ką tik baigiam terasą prie seno renovuoto pastato. Gamybos metu mes susidūrėm su daug netikėtų sprendimų, nes tai kaip sakiau yra renovacija. Reikia čia padaryti. Ir mes dirbom toli nuo namų, kaimo vietoviai. Tvirtinimo elementai, sprendimų mes aplinkui neturėjom. Šiuo atveju mane gelbėjo vienas dalykas. Dalykas gelbėjo šitoje situacijoje nuo prastovų ir betikslio ieškojimo, su kuriuo aš norėčiau pasidalinti su tavim. Pakankamai paprastas dalykas, bet mane labai gelbinti šiuo atveju, kai tu dirbi, tau iškilo problema, tu iškart ieškai sprendimo. Tai yra mūsų partnerio diktumo varžtomatai. Aš esu toli nuo namų, man iškilo problema, aš tiesiog skambinu mane kuruojančiam vadybininkui, labas, turiu tokią problemą, reikia tokių tvirtinimo elementų. Viskas, gaunu žinutę, jūsų užsakymas varžtomatė paruoštas ir jums belieka nuvažiuoti jums patogiu metu ir pasiimti. Tai šiuo atveju irgi tai yra šeštadienis, tai yra jau po 6-7 valandų ir mes ten būsim jau greičiausiai sutemus. Bet mes važiuojam mums patogiu laiku pasiimti siuntinį. Šeštadienis, 7:30, grįžtant iš objekto, tiesiog privažiuoji. Viskas. Man kaip vienišam meistrui, neturinčiam savo logistikos, o tik turint savo meistrų komandą, tai yra labai didelė pagalba, leidžia sutaupyti laiko. Plius, matot kokios patalpos diktumo, labai daug specifinių sprendimų, kaip ir šiuo atveju juodai dažytos kniedės. Tik pas juos gavau. Daugiau informacijos apie juos palieku video aprašyme, o dabar ką? Gero vakaro visiems, iki!